Kaip ir buvo toks planas, kad jeigu sumedžiojam gyvūną, medžioklę baigiame, kad turėtumėm šiek tiek laiko poilsiui, nes buvome nusnūdę tik porą valandų, bet yra kaip yra. Grįžom tik 9 valandos 20 minučių į mūsų apsistojimo vietą, kadangi medžioklė šiek tiek užtruko. Dėl 2 sumedžiotų stirninų reikėjo pasitelkti medžioklinį šunį, kolegos Giedriaus Bavarų pėdsekį, kuris puikiai surado sumedžiotus stirninus. Dar važiavome apžiūrėti partizanų vadavietės, kurią parodė miškininkas Giedrius kaip lankomą objektą. Mūsų tikslas ne tik medžioti, dalyvauti medžioklėse, bet ir kiekvienoje savivaldybėje aplankyti įdomią vietą. Tai kol grįžom buvo jau pakankamai vėlyvas rytas, tada ėjome pasigaminti pusryčių, gaminau kiaušinienę ir taip ir likome be poilsio, kadangi dar tą dieną ruošėmės važiuoti ir testuoti garso slopintuvų į šaudyklą. Štai atėjo ir Liepos 1, oficialiai nuo šios dienos galime naudoti duslintuvus. Tai mūsų diena prabėgo greitai, netgi pietų nepasigaminom po vėlyvų pusryčių. Tada aš paruošiau stirnino nugarinę su kaulu afganistanietiškam kazane, kurį nusivežėm į šaudyklą, kol mes prišaudinėjom ir testavome ginklus ir slopintuvus. Afgan kazane išvirė ir mūsų stirnieną. Mūsų pietus buvo tik apie 17 valandą ir tada grįžę vėlgi pasiėmėm reikiamas priemonės, persirengėm ir išvykom į medžioklę Alsėdžių medžiotojų klube. Tai labai per trumpą laiką turėjom persikelti iš vienos vietos į kitą. Guide termovizoriai priedėliai. Tai patikimumas bet kokiomis sąlygomis. Tikslumas ir patogus bei paprastas naudojimas. Guide priedėliai. Sukurti tikriems medžioklės entuziastams. Ieškote naujo termovizoriaus? Optikspo.lt. Geriausia vieta įsigyti termovizorių, taikiklį ir priedėlį. Pristatome norvegų gamintoją Hausken. Šie slopintuvai žinomi kaip patikimi, patvarūs ir pagaminti iš puikių medžiagų. Tai yra aliuminio ir titano derinys, lengvas, patikimas ir ilgaamžis priedėlis. Jūsų ginklui garsų slopintuvas. Volit viskas vienoje vietoje. Grįžom iš ryto medžioklės, kad jau ilsėjomės tik 2 valandas, tai dar nereiškia, kad turim likti ir be pusryčių. Tai pirmos dienos mūsų kiaušinienė bus žemaitiška. O tai reiškia viskas elementariausiai, imam rūkytus lašinukus per šoninę, dedam juos į ketaus keptuvę, už kurią dėkojam visi Kazanai LT ir ant viryklėlės lauko paskrudinam šiek tiek lašinukus, kad išleistų riebalą ir kai uždėjau pirmą lašinuką, aš dar šiek tiek prasukinėjau po keptuvės dugną, kad iš karto ketaus keptuvė susiteptų riebalą. Šiek tiek padidinam ugnelę. Kol tirpinam lašinukus, pasismulkinam svogūną, imsiu visą galvą ir jį susmulkinsiu. Išmokau iš vienos buvusios kolegės žemaitės pamoką. Sako, jeigu pradėjo svilti lašiniai, dėks svogūnus, lašiniai nebesvils, nebedegs. Na, aišku, svogūnuose daug skysčio, vandens, jisai atvėsina riebalą, matyti tą patį lašinį. Apskrudo viena pusė toj. Jau vien gardžiai atrodo, kad gaminam lauke ir galų gale nurimo vėjas ir pašvietė saulutę, tai mūsų spirgai pasitirpdė, turim riebaliuko, beriam svogūną. Turim nuo vakar vakarienės likusių krapų, neduosim geram dalykui prapult, aš jau smulkiai susismulkinsiu. Tie, kas skundžiasi ketaus indais keptuvėmis, tai
kad sako, man prisvyla, negaliu iškepti, tai greičiausiai jūs netinkamai paruošę esate tą indą arba pradėjote gaminti maistą gerai keptuvės nekaitinę. Rūkyti lašinukai užsivodė, bet dar reikia biškį paskrudinti. Galim mušti kiaušinį, užkulti. Tai stengsime trynių nepaleisti. Prieš mušdamas kiaušinius palyginau svogūnus ir lašinukus paskirščiau, kad visiems jų kliūtų. Kaip sako, pasmožykim druska ir pipirais. Druskos mažiau, nes lašinukai sūrus. Tai. Ir dabar lauksiu, kol trynių akutės pradės trauktis ir tada nukaisim keptuvę ir dar duosim pastovėti kelias minutės. Į kavinuką įpylėme vandens, įbėrėm kavos. Tai dabar reikia užsukti viršutinę dalį ir per sietelį, per kavą vanduo garuos ir persifiltruos į viršutinę dalį. Ir turėsim 3 gardžios kavos puodelius. Kad kiaušiniai gražiai užsitrauktų, tai trumputį uždedu dangtį vienai kitai minutiai. Ir kai pamatysiu, kad balsta tryniai nukeliu ir dar palieku minutiai kitai, kadangi keptuvė yra ketaus, tai jinai ilgai savyje karštį išlaiko. Dabar kaip ir pats laikas būtų krapus dar užbert. Kad jie truputį įsigertų į kiaušinienę ir tai mūsų kiaušinienė beveik iškepė, todėl kad aš ją dabar nukelsiu dar vienai kitai minutiai pribręsti. Kaip ir sakiau, kad ketaus keptuvė, tai jinai dar savai ilgai laikys karštį ir keliam kavinuką, tai yra moka kavinuką, kad išsivirtumėm gardžią kavą. Mūsų keptuvė nukelta, kiaušinienė joje pribrendo, einame skanauti. Mūsų kava išvirta. Eigoje turėjau pakeisti viryklę vieną kitą, nes pakilo vėjelis ir nuputinėjo ugnį, tai džiaugiuosi, kad turiu 2 tipų viryklės, dėkingi rėmėjams. Šita viryklė, jinai apsaugota yra nuo vėjo ir jos sparneliai susiskleidžia ir įsiskleidžia. Tiesiog galima va šitaip portatyviniai uždaryti ir kada verdame, atidarom, kad apsaugotų nuo vėjo. Ir skanausime kavą. Net prapyliu. Skanaus. Karštai ir stipri. Šerno pėdos paruoštus stirnienos kepsnelius. Tai pabandom? Pabandom. Kiek turi būti kaitusi kepimo plokštė? Kaip uždedi, šiek tiek čirkšti. Taip. O, čirškia. Aš turiu labai rimtų pipiriukų firminių. Žalių, ne spalva žalia, bet tiesiog pipiras yra uoga nuskinta. Nuskinti ir vakuume. Tik tai būna žali, tie vadinami vakumuoti. Ir mes paragausim prie tų kepsniukų, druskytės ir pipiriuko uždėsim, kad būtų. Aš manau, kad puikiai mums čia kepa, ko gero. Dabar, tarkim, aš iškepiau, namie, paprastam grilį. Ir nuėmęs kepsnį, dedu į indą jam atsigauti. Taip, pasileist. Tai čia, kaip suprantu, viskas paprasčiau, dedu ant lentelės. Galima dėti foliją, galima parsyti pipiriukų, druskytės ir galima uždėti foliją. Bet aš galiu ir su šito dangčiu. Gali šitą, taip, žinoma, taip ir galima. Tam ir yra skirta ta lentelė, kad... Tik ką, dabar turbūt uždegam. Uždengiam, kad biškį. Mums čia ilgai kepti nereikės, čia mes greit apkepsim. Penkias minutės praėjo. Plius minus 5 minutės. Nu ką, bandom aptars mūsų kepsniukus. O,
Aš manau, kad mes jais niekom nesidalinsim. Eisim į vietinį kaimą, darysim restoraną kobo. A, kaip gražiai apskrūdė. Padarysim dar tokį iš posėdžio. Opapa, opapa, opapa. Sakykim taip. Tiesiog padarysim parūkintus pomidorus, bus super užkanda. Dabar užveriam. Dar ne visai uždėk dar šamanavimo drožlį. Aš galvojau, kad čia iš tikrųjų dovana Tauragui, ne, čia atidirbti dar reikia. Ne, Už tai, dovaną. kaip pasakyti, Gerai? toks gyvenimas. Toks gyvenimas. Ir bus pomidoriukai. Jie pašildysim juos ir parūkinsim trupučiuką. Tai bus toksai tobulas O reikalas. jeigu kuris ir sproks, ne, tai tom sultim tiesiog įmesyti jos įsigers Taip, ir pats tas. Netgi atskirai jos kartais padarom, tampa kaip parūkyti. Vienam renginį mama atvežė pomidorų iš Italijos, iš Vezuvijaus. Ir pats pomidoras jau žalias turi, kadangi auga ant tų pelnų Vezuvijaus, turi tokio nudumo skonio trupučiuką. Tai mes padarysim Vezuvijaus pomidorus Žemaitijoje. O kol šitas kepa, mes galim provėti, kad uždėjom gabalą stirnienos. Viskas, lėtam kepime, viskas čia bus puikiai. Tarp ko populiariausias dabar pasidarė šitas kobo? Turbūt nėra tos vienos kategorijos. Nėra vienos kategorijos. Yra ir turizmas, ir subaidarėm naudoja, ir žvėjai naudoja, ir medžiotojai naudoja. Turizmas, sodininkai, žvėjai, medžiotojai. Medžiotojai, taip, ta tema tokia, 83 pasaulio šalis ir prieš kelias dienas gavau iš Kobo International tokį laišką, kad šveicarai šiemet per 6 mėnesius pardavė 22 000 vienetų tik Šveicarijai. Tai aš nežinau, ką ten Šveicarijai, ten Australija populiari, nes ten jachtose vežiojasi, ten laivuose panašiai. O Šveicarija kalnų šalis, 22 000, absoliutus Kobo rekordas pardavimo per 6 mėnesius, 22 000 vienetų. Nu ką, kopi kalnus nešiosi Kobo. Taip, nu. Nes jeigu liksi, nors neliksi alkanas. Na, matai, mes lietuviai gyvenam prabangiai, nes mes turim daug žemės, ar ne? Taip. Mūsų retas tankis yra ir dažnas gali pasistatyti didelį grilių ir šeimininkauti. O ten, kur yra suvaržyta ir ne visur turbūt teisės aktai dar leidžia tą ugnį. O šitą gali kepti ir miške, netgi sausam, tai kad čia uždara ugnis ant kelmo pasidėjęs. Aišku, žarijas reikia užpilti vandeniu. Nu tai galim kepti bagį, galim kepti bute, balkonę, valtį, tai kur čia. Tiesiog nėra atviros ugnies, išskyrus tai, kad žarijas negalima išmesti kažkur, tiesiog pačiam kobe arba... Tiesa, saugus elgesys su žarijom. Taip. Reiktų apie tai pakalbėti, nes, nu, tarkim, aš turiu patirčių iš savo draugų, kurie lyg buvo griliui užgesusios žarijos, jos išpylė, jos įsidegė. Taip. Tai jos, kadangi čia žarijų nedaug. Nedaug, bet vis tiek, jeigu jos, sakysim, mes pridarėm, ar jos vis tiek, bet kuriuo atveju išdegs iki pabaigos? Išdegs iki pabaigos, jeigu uždarysi, tai vienas klausimas, bet netgi jeigu ten lieka tas paduškėlė iš anglies ne visai uždegus, suirusi, išimi su šito ta žarijas, tiesiog pasiimi užpili vandeniu, nežinau, šonė prie ežero, jachtose naudoja, tiesiog turi smėlio kibirą. Tiesiog metalinį smėlio kibirą, nereikia čia dydžio, kadangi ten tų brikėtų yra 13. Jos į smėlį įmeta, ten galima užpilti vandens, galima neužpilti vandens, smėlį jos ant, kaip pasakyti, negauna deguonies ir viskas užgesta. Ta prasme, bet tikrai nei atliekų, nei šiukšlių. Jokių būdų. Jokių būdų. Antras dalykas, netgi, kaip pasakyti, jachtose dažniausiai pameta kartais skalaudami vandenį anglių, ne ugniavietę, tą ugniadėžę vadinamą, dėl to, kad skalaujant kartais nukrenta į vandenį. Jie yra parduodami pilnos komplektacijos. Čia nėra taip, kad aš nusipirkau, tarkim, tradicinį grilių ar ne, ir jeigu noriu, perku be komplektacijos, arba perku su visą komplektaciją, arba dasipirkinėjau. Ne, visi būdai galimi. Visi būdai galimi. Galimi ir čia. Čia yra, kadangi rimta laida ir rimtas, kaip pasakyti, Tauro rago klubas, medžiotojai, tai čia pilna komplektacija, bet yra, sako, aš žvejas, aš turiu tik žuvys, perka bazinį modelį su grotelėm. Net, pavyzdžiui, nebe krepšio. Kitas yra, sako, aš turiu vaikų, man reikia kepti blynus, jis sako, man nereikia universalios lėkštės, man reikia tik tai, vadinkim, blynam ir ten dar kažkam tai vaikam pašildyti. Trečias sako, aš ten, vadinkim, mėgstu stambius gabalus kepti, man reikia tik tai tų lėkštelių, grūtelių, tausme, kad ir plus yra dar suprimas didesnis, jis ovalus, tai pavyzdžiui, mes vežamės į Norvegiją tam, kad netgi uotą ten iki 4 kg užlenkus uodegą galima įdėti, sielą kepti, arba ten, pavyzdžiui, 2 antis, arba kalakutą nemažą, arba ten kokie nors, nežinau, pėtakį parūkinti. Tai tokie, vadinkim, jų yra visi variantai, man nebūtina pilti pilną komplektaciją. Važiavau medžiot, vežiaus priekabą į džipą, pamečiau dangtį.
Gausi atskirai nusipirkti. Žinom. Kiekvieną detalę galiu aš atskirai. Kiekvieną detalę nusipirkti galime atskirai. Taip. Nėra taip, Pradedam kad anglim, perki visą prieskoniais, druska, pipirais. Va, tarp kitko, turim laiko dabar, noriu parodyti. Sako, pipiras yra uoga. Čia yra žalia uoga, nuskaitų tam tikrų laikų. Prašau paragauti vieną. Yra super premium produktas. Jis valgomas su serano kumpiu, su šitais, va, su kepsniukais, į sriubą, į salotas. Vienas jis gal turi kažkiek aštrumą, bet jis visai kitoks. Bet jos pavojus, jis nemalamas. Jis nemalamas. Jis dedamas į gatavą produktą, į padažą, į salotas, net į sriubą. Ir aš jį sukramtau valgydamas maistą ir pasiskleidžia skonį. Taip, prašau paragauti. Prieš kamerą, kad nebūtų, kaip sako, jis visai kitoks. Jis riebus. Jis šviežias. Šviežias, bet jisai turi šitų Jis turi aliejų. Tai jis turi tų taninų, ten daug medžiagų ir jis yra be galo sveikas, kaip ten sako, prie jo priprantama, nes jis, aš paspaudžiu, pradėjau domėtis jo. Jis ne tik sveikas, jis aš protu. Bet jeigu su pomidoriuku, bet Medaugai jam leidus, tai tinka su pomidoru. Stinka su visko, bet jis yra visai kitoks, ta prasme. Nėra geresnio pipiro, aš dėl to, kad ten Bet jo nesumalsis, toks riebus. Jis negalima malti, jis tiesiog šviežia uoga vakuumuota su druska. Viskas. Čia bus kaip tik tai vėlgi ir dizainas, ir forma. Ruošiamės vykti į šaudyklą testuoti ginklų, kadangi laiko pietum gaminti daug nėra. Mes imsim afganistanietišką kazaną ir jame pasiruošim stirnienos nugarinę su kaulu troškinuką. Man kaulas reikalingas tam, kad aš turėčiau daugiau sultinio ir dabar sudedu mėsytę. Porcijuoju maždaug visiems, kad jos užtektų. Ja druskinu, nors druska jinai iš puodo niekur nedings, bet aš dabar dar imdamas domėn, kad mes važiuojam. Tada dedame daržoves. Dėsiu ant mėsytės kelis pomidorus, tada keliauja svogūnai, keliauja morkos ir cukinijos. Afganistanietiškas kazanas veikia greitpuodžio principu. Tai jeigu mes labai smulkinsim maistą, tai galim jo ten vidų ir nerasti. Jisai bus suviręs, bet niekur iš puodo nedings. Turim šviežių bulvių. Bulvės dėsim nesmulkintas, kadangi bulvės, jeigu smulkinčiau labiau, jos gali greičiau suvirti ir perverti, mums to nereikia. Kas yra svarbu žinoti, kad afganistanietiškas kazanas, jeigu jis yra 10 litrų, jis yra užpildomas iki šitos dalies, tai yra trečdalis visą laiką paliekamas ir natūrinis santykis yra daug mažesnis. Tarkim, aš turiu 30 litrų kazaną, tai jame paruošiu 20 litrų maisto. Ir dabar va kaip tik iki nustatytos ribos įsidedam. Dar pagardinu pomidorais. Dedu krapai, česnakai. Krapai dėl bulvių, o petražolės dėl mėsytės. O česnakai ir mėsytei ir bulvytei pagardinti. Dar reikalingi man pipirai. Tada dedam druskos. Druskytės išdėsiu taip va iš indelio. Nu ir žiupsnį pipirų. O gal dar truputį, nes mėgstu bent jau pats aštriau. Paprasta. Patikrinam, ar turim tarpinę tinkamai uždėtą. Kai kaisim, pasitikrinsim, kaip mūsų veikia šnipštukai, nes jeigu jis užstriktų, tai būtų ir problemėlė, bet yra ir apsauginis vožtuvas, ne taip viskas ir baisu čia. Tai va, aš įnešu dabar į bagį, važiuojam į šaudyklą ir kol mes žaisim su šautuvėliais, mūsų pietus bus pagaminti. Paruošiau stirno nugarinę su kaulu afganistanietiškam kazane, kurį nusivežėm į šaudyklą. Kad vėjas negesintų. Kai puodas pradėjo šnipšti, 20 minučių išjungiu, dar palaikysiu 20 minučių kanalą.
Pristatome norvegų gamintojo Hausken. Šie slopintuvai žinomi kaip patikimi, patvarūs ir pagaminti iš puikių medžiagų. Tai yra aliuminio ir titano derinys, lengvas, patikimas ir ilgaamžis priedėlis. Jūsų ginklui garsų slopintuvą. Volit viskas vienoje vietoje. Knockpix Quest – premium klasės termoviziniai žiūronai su tolimačiu. Tai klasikinis žiūronų pojūtis jūsų rankose, suteikiantis patogiausią stebėjimą ir kokybiškiausią termovizinį vaizdą. Quest – sukurta ieškantiems geriausio. Ieškote naujo termovizoriaus? Optikspot.lt – geriausia vieta įsigyti termovizorių taikiklį ir priedėlį. Štai atėjo ir Liepos 1, oficialiai nuo šios dienos galime naudoti duslintuvus. Tai mūsų partneriai Optikspot pasirūpino, kad mes staigiai gautumėm juos ir šiandieną šaudykloje išbandysime garso slopinimą. Fiziškai pasižiūrėsim mūsų medžiotojų akimis, kaip jaučiasi, kaip veikia šie duslintuvai. Ar nuėjama garsą ar nenuėjama. Kaip visi žmonės mano, kad šaunant su jais dingsta visiškai garsas, kaip per filmus rodo, bet tai yra grinai netiesa. Garsas yra gan didelis, tik tais jisai apsaugo medžiotojo kaip šaulio ausis, išsklaido garsą, sumažina šūvio atatranką. Sriegis jau pas mane šautuvė jau buvo, tai mes jį tuoj pabandysim užsukti. Mes naudojame Jaki Titanium Hunter duslintuvą. Šūviai bus daromi iš 243 kalibro ir šią dieną jau galime mes jį naudoti. Tai ir išbandysim. Taisime šovinius. Sudedam vieną šovinį. Bandysim atlikti pirmą šūvį ir pasiklausysim, kaip maždaug veikia. Turim prietaisą matuojantį garsų stiprumą. Ir dabar Osvaldas paleis 2 šūvius. Vienas šūvis bus. Nuo šiandien jau galima su tavim turėti ir šaudyti su slopintuvais. Esam šaudykloje. Išbandom praktiškai, kaip tai atrodo. Pratestavom skirtumą tarp šūvio garso stiprumą, tai be slopintuvo 243 kalibras parodė 126, su slopintuvu parodė rezultatą 108. Tikėtina, kad būtų buvęs didesnis rezultatas, tai yra procentas, bet šiuo atveju yra naudojamas 7,62 mm, tai yra 30 kalibro skersmens slopintuvas. Esmė tame, kad mažesniems visiems kalibrams jį galima naudoti, bet procentiškai bus mažesnis garso slopinimas, negu naudotume tam skirto kalibro slopintuvą. Kur galima įsigyti? Na, galima įsigyti Optikspot, prekiaujamai slopintuvais Jaki. Ir ne tik. Ir ne tik. Slopintuvas yra tiesiog ne to, kad rekomenduojamas, jis yra būtinas. Iš tikrųjų yra būtinas. Jeigu tai pažiūrėjus, kodėl visi tiek priešinosi, čia nuo to žvėriui nei blogiau, nei geriau, bet kokiu atveju vis tiek yra, tikslas bus pasiektas, bus žvėris sumedžiotas, o kada mes medžiosim tyliau, tai yra pats šūvis yra malonus, atatranka maža, šūvis net skaniai skamba, sakykime, ausyse ir tai čia vienareikšmiškai slopintuvai yra reikalingi. Iš tikrųjų, neapsigaukit. Slopintuvai ginklo dalis, kuri iš tikrųjų labai didelė daro korekciją šūvį. Nuo kalibro priklauso, nuo slopintuvo, nuo šovinio užtaiso, nuo visų kitų yra skirtingi dalykai. Ir, pavyzdžiui, slopintuvas gali korekciją daryti turbūt nuo vieno kokio como iki praktiškai 20 cm. Paklaida yra. Ir tai nebūtinai jisai bus į viršų, į apačią, stipriai žemiau šaun. Jisai šaus ir į vieną pusę, ir į kitą pusę gali būti. Ir labiausiai, aišku, tai visada yra slopintuvas, kadangi jisai daro savo korekciją kulką, visada kulka daugiausiai eina į apačią. 10 cm žemė. 10 cm ir...
6. Bet tai nereikia kokio draugo pasiklausus, kad man su slopintuvu eina 10 cm žemiau ir 3 į kairę, tai jokių būdų. Tam yra šaudyklos, tam yra taikiniai. Bandykime ant popieriaus susigaudyti vietą, kur kulka įsminga, tada bus geras šūvis atliktas ir taip toliau. Bet kokiu atveju, aišku, kai naudojat slopintuvus, visada reikia pastikrinti ir kad būtų tikrai gerai prisuktas, kad nebūtų kokių nors iš tikrųjų mechaninių neprisukimų, ar tai jisai klibėtų, ar dar kažką. Tai tai reikia dėmesį, nes tai yra tikrai ne juokas, nes tai yra ginklo dalis. Konkrečiam modeliui, kiekvienam slopintuvo ilgiui, slopinimo, bangos dydžiui ir taip toliau, tai labai turi įtaką taiklume. Jeigu išlipdukai yra apie 1,5–2 cm. Tai visiems siūlau važiuoti į šaudyklą, užsidėti slopintuvą. Jeigu medžios iki 200 metrų, nieko nebereikia daryti. Pastatyti taikinį ir šaudykit ir džiaukitės rezultatais. Bet kurį slopintuvą užsidėjus, pats šūvio aerodinamiškumas ir visi kiti dalykai, pasaka tiesiog. Šaudyt malonu mėlą. Ko mes tiek ilgai delsim, iš tikrųjų reikia viskas tą daryti žymiai anksčiau. Mano nuomonė tokia, kad turbūt kaip visos naujovės, pradedant turbūt kas medžioja virš 30 metų, puikiai atsimena, kada pirmiausia tai buvo turbūt elitiniam, išskirtiniam šauliam leidžiama rajone medžioti su graištais. Po to atsirado jau ir optiniai taikikliai biški mandresni. Po to, sakykime, jau reikėjo ir selekcininkų pažymėjimus ir po šiek tiek ir atsirado, kad karabinas yra jau, sakykime, tokia kasdieninė medžioklės priemonė. Kaip žinot, atėjome iki to, kad visi šaukė ir rėkė, kad variminėse medžioklėse karabinas yra nesąmonė, nes jisai yra pavojingas ir taip toliau. Šiai dienai turbūt jau 50–60 gal procentų nedaugiau medžioja karabinais. Ir jeigu tu atliksi šūvį tikslų, o tu turi matyti, kur šauni, kaip šauni, įsitikinęs, kur šauni ir kad kulka tikrai smigs, netgi žvėrį perskrodus į žemę, tai joks ginklas nėra iš tikrųjų pavojingas. O duslintuvų, aš manau, mano nuomonė asmeninė, ilgą laiką visų šitų, sakykime, slopintuvų uždraudimas buvo toksai turbūt, kad kažkas kažko nenuslėptų ir jeigu šūvis bus, kad jį girdėtų, tai kaip ir seniau nepaslaptis nešiodavo mažo kalibro šautuvėlius, lapiai nusišauti ar dar kažkam sumedžioti, tai tiesiog slopintuvas jisai buvo kaip didžiausias priešas, o visur užsienį didžiojose dalyse Europos valstybių, tai yra kitur netgi draudžiame be slopintuvo medžioti, nes tai yra keliamas didžiulis triukšmas ir aplinkiniam gyventojam ir visiems kitiem. Tai su didelė tokia pasitenkinimu galiu pasakyti, kad pagaliau mes jau turėsim tuos slopintuvus ir medžiosim taip kaip ir visi europiečiai. Kol vyriam sulaukiam svečių, tai ir juos pavaišinsim, patikrinu, ar vožtuvai nebeturi garo, ne, tada atleidžiu. Švelniai, nes gali būti, bet aš 20 minučių viriau ir 20 minučių palaikiau dar nukėlęs nuo ugnies. Ir dabar reikia tiesiog nuimti puodą. Tam yra rankenėlė. Gali tekt būti, kad reikės trinktelti arba stipriai patraukti, nes tarpinė prisitraukia ir ne visada sėkmingai aš galiu tą puodą atidaryti. Va, viskas pavyko. Vadinasi, vakuumas buvo stiprus. Kadangi vėl laukia mūsų vakaro medžioklė, reikia pasistiprinti, tai turėsim tokio gardaus ir sultinio, ir mėsytės, ir bulvytės. Skanaus laidą žiūrintiems. Guide termovizoriai priedėliai. Tai patikimumas bet kokiomis sąlygomis. Tikslumas ir patogus bei paprastas naudojimas. Guide priedėliai. Sukurti tikriems medžioklės entuziastams. Ieškote naujo termovizoriaus? Optikspo.lt. Geriausia vieta įsigyti termovizorių, taikiklį ir priedėlį. Pristatome norvegų gamintoją Hausken. Šie slopintuvai žinomi kaip patikimi, patvarūs ir pagaminti iš puikių medžiagų. Tai yra aliuminio ir titano derinys, lengvas, patikimas ir ilgaamžis priedėlis. Jūsų ginklui garsų slopintuvą. Volit viskas vienoje vietoje.